Sveiki, šiandien mūsų filmavimo komanda svečiuojasi Klaipėdos pilies jachtų uostelyje. Ir šiandien mūsų pašnekovas yra ypatingas žmogus, tai yra žodžio meistras, plunksnos, virtuozas, Lietuvos ryto žurnalistas Gediminas Pilaitis. Tačiau su Gediminu mes kalbėsime ne apie žurnalistiką, bet apie meilę jūrai. Sveiki, Gediminai. Labas, Dovilė. Tai Gediminai, kaip visgi gimė ta meilė jūrai? Meilė jūrai gimė Vilniuje, kur aš gimiau ir augau. Ten to vandens nėra tiek daug. Prisimenu, vaikystėje mes bėgdavom iš senamiesčio maudytis į Vilnelę. Paskui gyvenau Žirmūnuose ir ten nuo kalno nusileidus Neris Ruvena. Tokie garlaiviukai plaukiojo, tai man tai buvo tokia labai egzotika. Paskui moksleiviu būdamas aš pradėjau irkluoti akademinę valtimi. Neryje, Trakų ežeruose stovyklos būdavo, universitete irklavau. Va, tai traukė mane tas vanduo ir kai čia aš jau atsiradau Klaipėdoje, tai iš karto mano žvilgsnis nukrypo į jūrą, į burlaivius, į buriuotojus, kurie truputėlį kitokie žmonės buvo, daugiau tokios romantikos, daugiau polėkio. Kelis kartus išplaukiau į Baltiją, paburiavau truputėlį, susipažinau. Ir tai palengva ir įsijungiau į šitą burių pasaulį. Neatsitiktinai mes kalbame būtent šiais metais, kai 30 metų sukanka, kai jachta Lietuva apiplaukė aplink pasaulį. Ir Gediminai, jūs buvote vienas iš tų narsių vyrų. Kaip gimė tokia idėja? Na, žinot, šita idėja, jeigu pradėti nuo pradžių, tai mums reikėtų grįžti į tarpukario laikus, kai jau tada lietuviai čia Klaipėdoje įsikūrė, pradėjo buriuoti, išplaukdavo į Baltijos jūrą, turėjo savo jachtas, turėjo savo jachtklubą, etiketą, suprato, kas yra jūrų romantika, turėjo terminiją, jūreiviškas dainas ir taip toliau. O paskui viskas taip staiga nutrūko, kada mes jau patekom į komunistinę vergovę. Visa tai buvo sunaikinta. Jūra buvo apstatyta pasieniečiais, ariami, taip sakant, paplūdimiai ir buriavimui sąlygos buvo labai nedėkingos. Tiesa, paskui atsirado jau ir jūrinių jachtų. 1953 metais Kuršių marių regata pirmoji startavo, nedideli laivukai čia sukinėjosi, po marias varžybos vykdavo. Paskui pirmosios jūrinės jachtos, jau galėjusios išplaukti į atvirą Baltiją. Bet kelias buvo irgi užkirstas, tokios geležinės ant sienos stovėjo. Kartą per metus ten surengdavo Baltijos taurės varžybas, kur Baltijos šalių buriuotojai dalyvaudavo, sukdavo ratą Baltijos viduryje, aplankydami Rygos, Klaipėdos, Talino, net ir Kaliningrado uostus. Tai toks 900 jūrmylių ratas buvo, prilygstantis pagal atstumą tokiai pirmajai rimtesniai tarpukario Lietuvos buriuotojų kelionei jachta Gulbė iki Londono. Jie nuplaukė, sugrįžo, buvo labai išgarsinti, pareiškė, kad Lietuva irgi jūrų tauta, jau jie buriuojantis žmonės yra. Tai va, ir visa tai tęsiasi iki Sąjūdžio pradžios, iki 1989 metų, kai lietuviai ir klaipėdiečiai ir jachta Lietuva, apie kurią jūs čia užsimenate, įgula sumanė tokią transatlantinę kelionę maršrutu Klaipėda, Niujorkas. Tai čia buvo lyg ir buriuotojiško ambicijų patenkinimas, mes jautėmės negalintys išplaukti į atvirą jūrą, o čia dabar mums veriasi vandenynai ir jau ten, nors dar rusų kariuomenė stovėjo ir dar trispalvė nebuvo įteisinta, bet mes buvom labai stipriai užsiangažavę ir jau matėm, kad čia mūsų niekas nesulaikys, mes nelegaliai, taip sakant, galų gale išplauksim. Viskas ten buvo pakankamai legaliai, įsijungė įvairios organizacijos ir įmonės mums padėjo.
Ir mes sėkmingai įveikėm tą maršrutą nuo Klaipėdos iki Niujorko per Atlanto vandenyną. Gražiai mus pasitiko išeiviai. Va, tokios manifestacijos įvairios buvo. Ir šitos kelionės pakylėti mes pradėjom galvoti, tai jeigu mes galim perplaukti vandenyną, kodėl mes negalim perplaukti 4. Tai yra, kodėl mes negalime apiplaukti Žemės rutulį. Nes to dar niekas Lietuvos buriavimo istorijoje nebuvo padaręs. Tai vat, buvo suformuota iš tų transatlantinių Lietuvos jachtos įgulos narių, jų buvo 19 komanda, per pusę, 9 žmonės, 9 vyrukai. Jiems buvo pasakyta, kaip vyrai, ar jūs norite, ar galite, ar dar kažkas. Bet to pasitaikė gera proga, kaip tik tai buvo 92 metai ir buvo švenčiamos Amerikos žemyno atradimo 500-osios metinės. Tai yra ir ta garsioji mokomųjų burlaivių asociacija The Tall Ship Races organizavo Kolumbo vadinamąjį reisą lenktynės per Atlanto vandenyną. Ir ten jau suplaukė apie 1000 burlaivių, didelių, mažesnių, taip sakant, į starto vietą Ispanijoje, Kadiso uoste. Ir visi ten buvo pasirengę šokti per tą Atlantą ir šitai pagerbti Kolumbą ir pagerbti jūrininkus, šitą datą. Tai vat, mes prisijungėm prie tos regatos ir taip, mintise galvodami, jeigu viskas bus gerai, jeigu mes nesubirėsime pakeliui dar kažką, tai mes tada jau tos regatos netęsime, nes regata paskui jau nuo Niujorko sukosi atgal į Europą, į Liverpoolį, ten galbūt ten pakaitinės įgulos plaukė, dar kažkas. Tai va, tai mes sėkmingai nuplaukėm iki Niujorko, dar užsukom į Bostoną, o paskui pamojavom tai Kolumbo regatai ir per Karibus, link Panamos sąsiaurio, išėjom į Ramųjį vandenyną ir ten jau pasileidom per visus kitus. Tai va tokia istorija. Tai visgi plaukioti Baltijos jūroje turbūt yra viena, o leistis į nuotykius vandenynuose turbūt visai kas kita. Tai kokie iššūkiai jūsų laukia? Čia toks klausimas, į kurį galima įvairiais kampais žvelgiant atsakinėti. Kažkodėl kai kam galbūt atrodo, kurie čia nematė tų vandenynų, kad Baltijos jūra yra labai nuobodi, ne tokia spalvinga. Taip, mes matėm Indijos vandenyne tokius žaižaruojančius saulėlydžius, kur tiesiog galva svaigsta, kaip tu matai, kaip gamta keičiasi, kaip ta peizažas, taip sakant, vis naujas tapomas, kaip drobė tokia nauja, žinot, ir jie vis skirtingi, pasikartojantis. Mūsų Baltijos saulėlydžiai, kas melnragėj matė, tai ne tokie kuklus, tokie prislopinti, tokių pastelinių spalvų. Bet aš pasakyčiau, kad man tokie tai patinka, man jie labai patinka, aš nepasigendu ten to Indijos vandenyne, tų žarų, tokio dangaus, tokio kruvino. O kada vidurvasarį nuvažiuoji kur nors į Karklę, ar ne, ar tu matai, kaip ten ramus štilis ir kaip ten tokia aksominė, tokia gelsva spalva pasikloja jūra. Man tai labai patinka, labai gražu, puikiai, nuostabi Baltijos jūra. O buriavimo požiūriu jinai netgi ir sudėtingesnė, nes labai permainingi vėjai, reikia visą laiką ten laviruoti, saugotis, ten ir blaško, taško tave makalinė. Nebent vidurvasarį ten, kada jau ten, kelios savaitės, taip sakant, kaip ežeras tyvuliuoja. Tuo tarpu kokiam nors ramiajam vandenyne pasatai pučia kaip iš triubos, taip sakant, tu iškėlęs pinakerį, taip sakant, savaitę jo gali nenuleisti, taip sakant, su koja vairuoti, ten dar kažką, pastovus vėjai. Tai vat, žodžiu, pasaulis įvairus, vandenynai įvairūs, ramusis nepanašus į Indiją, Indijos vandenyną, Indijos vandenynas nepanašus į Pietų Atlantą, Pietų Atlantas į Šiaurės Atlantą, ten jau šalčiau truputėlį. Va, taip, gražu. Tai sakykit, ar buvo tokių ekstremalių situacijų, kai buvo šiek tiek ir baugoka? Ką tai reiškia ekstremalios situacijos plaukiant per vandenyną mažyčių laivelių? Taigi vis tiek tu supranti, kad apačioj maždaug, taip sakant, gelmė ten nuo 3 iki 5 kilometrų, ar ne?
kad aplinkui per tūkstančius jūrmylių negyvos dvasios, nes nublokšdavo nuo kurso vėjai. Mes nesilaikėm tų laivybos linijų, mes plaukiam kaip mums patogu, kitą kartą pagal vėją. Ir jeigu tu ten netyčia naktį, ten, sakykime, nuslysi ar dar kažką, taip sakant, niekas nepastebės, taip sakant, tai jokių šansų, taip sakant, sugrįžti į namus. Tai jeigu tokiom mintim persismelksi, taip sakant, nes iš tikrųjų situacija ekstremali yra kasdien, taip sakant, tai tu nepaburiuosi ir nenuplauksi ir nesuskysi. Ir paskui tas ekstremalumas tampa tavo kasdieninio gyvenimo dalimi, tu apsipranti, taip sakant, tavo kūnas taip sustangrėja, jisai ten prisitaiko prie tų vibracijų, prie tų bangų, dar kažką. Tu matai, kad tu, taip sakant, kitoks, įpranti prie tos jūrligės, nebejauti simptomų ar dar kažką. Taip ir plauki, bet jeigu tu tikrai pradėsi galvoti, kad čia velnias, žinai, 5 kilometrai. Kiek aš skęsiu, taip sakant, ar ne, kur aš sustosiu, taip sakant, 3 kilometre, ar dar kažkas, kada iškilsiu į paviršių. Tai sakau, nieko negazdinu. Taip, buvo audrų, buvo, taip sakant, ir tokių nemalonių, taip sakant, pasisveikinimų su koraliniais ryfais, ten, sakykime, Puerto Rike, kada laivas užšoka, aišku, uostas šalia, netoli, taip sakant, bet tu sėdi ant ryfų, ten visiškai kitokios sąlygos, čia nesimeliukas, kur iš jų mariose, kur ten tave gali nutemti, ir tave brūžina valandą, 2-3 lauki, taip sakant, garsai nemalonus, naktis, taip, kažkaip, nelabai gerai, bet paskui viskas kažkaip susitvarko. Potviniai, atoslūgiai, reikia žiūrėti ir tave, taip sakant, paskui kažkaip atsipalaiduoji nuo tų uolų, taip sakant, iškeli tą laivą, taip sakant, aptvarkai, matai, kad nieko baisaus. Ir toliau plauki. Va. Labai paprastai viskas atrodo, bet turbūt nėra taip ir paprasta, kai, tarkim, 9 ambicingi vyrai tokia mažame laivelyje ir tiek daug mėnesių praleidžia. Kaip susitvarkėte su šitais dalykais? Aš manau, kad vis dėlto išmintingas buvo mūsų kapitonas Steponas Kudzevičius ir jo pirmasis pagalbininkas Rimas Dargis, čia Klaipėdos buriavimo sąjūdžio vienas iš vadovų. Jie turbūt iš tos pirmos kelionės, taip sakant, jie pamatė, taip sakant, kurie čia vyrukai, taip sakant, tinkami. Ne tik tai pagal savo, taip sakant, fizinius kažkokius parametrus, bet ir pagal psichologinės būsenas, kurie čia reikia šaltų nervų. Ir jie šitą dalyką šitaip surikiavo. Aš sakyčiau, kad mūsų komanda taip tikrai, nors nerinkta spontaniškai, atrodo, ten be jokių, taip sakant, ekspertų ir psichologų ten pagalbos, bet mes visi, taip sakant, labai gerai susistygavom. Ir kitas dalykas, kad vis tiek, jeigu tu plauki ir leidėsi tokią ilgą kelionę, turi būti moto, idėja, taip, dėl ko tu plauki. Šiaip pasiplaukioti ar dar kažką, tu Baltijoje gali pasiplaukioti ten iki Gotlando ar dar kažką sugrįžti ir to žavesio, taip sakant, užteks. Bet jeigu tu plauki 13 mėnesių mes plaukėm, mes ten sukorėme apie 30 000 jūrmylių, tai yra generalinių kursų, jeigu taip tiesiai. O jeigu ten laviruojant, tai aš nežinau kiek ten, gal dar daugiau. Viena jūrmylė tai 1,8 km, tai reikia beveik dauginti. Tai mes jautėm, kad mes būsim pirmieji lietuviai, buriuotojai, kurie apsuks žemės rutulį, ir šitą idėją mus palaikė. Mes manėm, kad čia tuo pačiu mes truputėlį ir tą Klaipėdą pagarsinsim, ir Lietuvą, kad mes jau čia jūrinė valstybė. Ne tauta galbūt, nes jūrinė valstybė ir jūrinė tauta tai yra skirtingi dalykai. Gal mes po 100 metų gal būsim jūrinė tauta, bet valstybė taip. Parodysim trispalvę, nes mes sustodavom ir įvairiuose uostuose, Australijos, Pietų Amerikos, Polinezijoje, Markizų salose, Amerikos Samoa, ten tokios salelės, ten tiem čiabuviam, ten biškutį papasakodama apie Lietuvą, kai ką jie net ir žinojo. Tai taip, ir nesusipykom mes per daug. O krante irgi bendraudavot?
Nu, vat, žinot, krante, ne, nu, iš tikrųjų, žinot, jūs įsivaizduokite, vat jūs gyvenat šeima, tai vis tiek visi skirstot skirtingose darbuose, dar kažkas, vaikai išeina į mokyklą. Va, kiekvieną valandą nematot viens kito, taip sakant, vyras ir žmona, o ten jau gyveni labai ankštoje erdvėje ir makaluojas, taip sakant, su tais vyrais kasdien, tai nuo ryto iki vakaro. Ir tu, ogi kiekvienas žmogus, nu jisai nori turėti kažkokią savo intimę kertelę, ar ne? Net ir koks nors kačiukas, taip sakant, jam nuperka narvą, kad jisai, bet namelį, kad jisai ten pasislėptų, kad jisai turėtų. Tai lygiai taip pat ir žmogus, ir buriuotojas irgi nori turėti savo intimę kažkokią kertelę, ten kur daiktelę kažkokį pasidėti. O ten jachtoje tokių vietų nėra. Viskas kaip ant delno. Vat ir aišku, išėjus į krantą mes, taip sakant, stengdavomės suteikti galimybę draugams, kad jie pailsėtų viens nuo kitų. Bet būdavo tokių, taip sakant, įdomių istorijų. Prisimenu, mes ten, koks ten dangun žengimo sala, tokia pasiklydusi salelė pietų Atlante, mes uostelėje sustojome, prisišvartavome, nu ir galvoju, dabar mes išeisim į miestą truputį pasivaikščioti. O tas miestas, taip sakant, miestelis, tai vadinasi nedidelis kvartaliukas, kur tokia lankų, taip sakant, sukasi gatvė. Nu, tokia pasagos forma. Nu ir viena dalis komandos nėrė į vieną, taip sakant, pasagos angą, o kita į kitą, taip sakant. Ir mes, taip sakant, pusiaukelį susitiko. Vieni nuo kito bėgom ir paskui matom, kad vis tiek mes negalim viens nuo kito pabėgti net krante. Vis tiek mes, taip sakant, surišti esam viena grandinė. Reikia plaukti. O jeigu mes dabar grįšim į tą kelionę per Atlantą, visgi tai buvo nepriklausomybės priešaušris. Sakykit, ar jūs nustebino tai, ką jūs pamatėte visai kitame krante, tą kitą pasaulį? Nu, tai mano, aišku, mes labai buvom nustebę. Jūs įsivaizduokite. Nu, ten jau mes pamatėme, lyg jau buvo kreditinės kortelės, o tokių pas mus, taip sakant, net nebuvo. Kokie ten bankai, ten griūvantis, lūžtantis, taip sakant, tai labai keista. Mes pamatėm aukštesnį civilizacijos lygį, be jokios abejonės. Pamatėm kitokius žmonės. Šiek tiek pagyvenom pas juos šeimose, jie mums papasakojo dar kažką, žinai. Kaip mes pamatėm, kaip ten rūpinasi kai kuriais, taip sakant, socialiai, taip sakant, apleistais žmonėmis ar vargšais, taip sakant, dar kažką, žinai. Kaip jie ten gali, bedarbiai išgyventi, dar kažką, tai man tik tai viena mintis suspurdėjo, kad mums ten visą laiką kaldavo į galvą, kad jie kažkokie kapitalistai, išnaudotojai, dar kažką, aš pamačiau ten akivaizdų komunizmą. Akivaizdų komunizmą žmogui leidžia išgyventi, valstybė dotuoja, šelpia. Taip, tai tokie dalykai jau, man atrodo, ir ten mobilūs telefonai jau pirmieji buvo pasirodę, dar kažkas, tai mes tokiom išplėstom akim žiūrėjome ir taip stengiamės, taip sakant, per daug netvėpinti tos žiaunos, kad nepagalvotų, kad mes visiškai, taip sakant, iš kažkokių laukinių kraštų. Va. Jie buvo draugiški lietuviai, jie aišku matė, kad mes kitokie, kad mes tokie, sovietiniai, dar kažką. Bet čia reikia ten kokių kelių dienų, taip sakant, ir šitie skirtumą labai ištirpdavo, nes tada pasiūsdavom vis tiek, kad viena tauta mes esam ten ir jų giminės, taip sakant, Lietuvoje, ir mes čia sutikdavom savo giminių, kurie bėgo nuo tų tremčių, taip sakant, iš karto atradom, kad bendrą kalbą ir toks, sakyčiau, buvo labai ryškus solidarumo toks protrūkis. Ir tas žygis buvo su tokiu devizu Lietuvos garbei, tautos vienybei. Va. Taip ten net buvo paskelbta, kad mes plaukėme tais keliais, kur padangėmis ten Darius ir Girėnas brėžė, taip sakant, savo skrydį, o ten apačioje jau emigracijos burlaiviai, taip sakant, vežė tuos mūsų tautiečius į Amerikos žemyną ir mes dabar čia mes plaukėm, jachta Lietuva ir dar 3 jachtos plaukė, Dailė ir Audra. Ir mes, vadinasi, taip sakant, čia tą sąjūdžio deglą pernešim per Atlantą
ir suvienysim čia tautą. Nu, čia taip metaforiškai, dar kažką. Čia toks buvo, toks sąjūdžio akcija. Bet mūsų laida vadinasi Laiškai iš jūros. Taip. 100 jūrinių akimirkų. Apie laiškus, ką nors? Jūs gabenote laiškus. Taip. Kaip buvo su tais laiškais? Nu, ten tokia kuriozinė istorija buvo. Mes sugalvojom tokią akciją Jūrų paštas atseit. Norėdami pagarsinti, taip sakant, tą idėją to pirmojo transatlantinio žygio. Atspausdinom tokius suvenyrinius vokus ir sakom, bet mes galime pervežti jūsų laiškus, klaipėdiečių, jeigu turi giminių, į Ameriką. Tai bus Jūrų paštas. Anachronizmas visiškas, nes jau buvo oro paštas, taip sakant, ir Dariaus ir Gino laikais buvo oro paštas, tai per parą gali pervežti, kam vežti laišką, sakykime, mes mėnesį plaukiam, kam, žinai, nu, kad jisai tam vokė paženktas, nu gal, taip, va, tokia logikos prasme, tai truputėlį anachronizmas. Na, sunešėm žmonės tų vokų visokiausių, taip sakant, ir dar aukų, tai ten dar sovietiniai rubliai, tai 10 rublių, tai dar kažką, mes kiekvieną rublį, taip sakant, užrašėm, aš net paskui išleidau tokį albumą, fotoalbumą ir ten tie visi, taip sakant, žmonės, kurie nors rublį buvo atnešę sovietinį, suminėtos jo pavardės pagarbiai. Va. Nu ir tą voką mes vadinasi, tos vokus dar reikėjo kažkaip apiforminti, kaip tarptautinę siuntą. Kažkokių brezentinių maišų reikėjo, mes ten ėjome į senąjį paštą, ten su pašto viršininku, sakom, jūs galite mums ten apiforminti, mums reikia oficialiai, kad čia būtų oficialus Jūrų paštas, o ne šiaip savo kažkoks, taip sakant, dar kažką. Jis surado mums tokį maišą, kur parašyta rusiškai Počta SSR. Sakau, mes su Sąjūdžio vėliava, su trispalve, kokia tu Počta SSR, nu, o tada Lietuvos pašto dar nebuvo, suprantat? Nu, tai tada, sakom, rašyk ant to maišo Lietuvos paštas, ir jisai užrašė tą Lietuvos paštas, kurio nebuvo dar. Nu, ir mes tą maišą, taip sakant, jau Amerikoje perplukdę, taip sakant, nunešėm į New Yorko centrinį paštą. Nu, ir sakom, priimkite, nu. O jie ten žiūri, Lietuvos paštas, taip sakant, sako, kas tas Lietuvos paštas? Nu, sakom, Lietuvos paštas, kaip? Jie ten pasižiūrėjo katalogus, nėra tokios Lietuvos pašto, taip sakant, nėra tokios Lietuvos, yra ten kažkokia Sovietų sąjunga. Žodžiu, mes tą maišą grąžinome lietuviams, sakom, padarykit kaip nors, kad žmonės gautų tos adresatus. Tai jie, vadinasi, lietuviai turėjo tuos mūsų laiškus su žmonių, vokus su žmonių laiškais, perdėti amerikoniškus vokus ir klijuoti amerikonišką pašto ženklą ir siūsti, nu, perrašyti adresus ir siūsti. Šitą akciją jam kainavo apie $1000, sako, čia brangoka, taip sakant, jūsų šitas malonumas. O paskui žmonės gavę šitos laiškus, atplėšė amerikonišką voką, žiūri, taip sakant, mūsų tas lietuviškas kažkoks, taip sakant, vokas, ar ne? Suvenyrinis. Atplėšė tą suvenyrinį voką, o ten jau, taip sakant, to giminaičio vokas, tai kaip rusiška matrioška, taip sakant, ir jie nieko nesuprato. Tai va, tokie dalykai. Nu, o paskui mes dar pratęsėm šitą eksperimentą ir kai plaukiam aplink pasaulį, tai tokius irgi pasigaminom tokius suvenyrinius vokus ir juos ženklindavom kiekvienam aplankytam pasaulio uoste. Ir tai buvo įrodymas, kad mes iš tikrųjų apiplaukėm pasaulį. Nes čia galima prisigalvoti visko, taip sakant, nei tu apiplaukiai, nei ką, taip sakant, gali čia vaizdų prisifotografuoti Klaipėdos pilies klube ir sakyti, kad tai yra Cape Tauno karališkasis, taip sakant, ar dar kažką, žinai. Va. Nes alpinistai, kurie užkopė į Everestą, jūs turbūt irgi žinote, Everestą, turi būtinai palikti kažkokį taip raštelį, voką, kad ir patvirtinamas, taip sakant, kopimas tik tada, kai kitas ateina, suranda tą voką, yra tam specialios vietos ar kažkokia ta dietuvė, tada sako taip, jisai iš tikrųjų Vitkauskas įkopė į Everestą, mes radom jo ten ženklų. Nes galima nusifotografuoti aukštinkalnėse, ten kur kalnuose ir nieks nesupras. Ypač šiais laikais, dirbtinio intelekto laikais. Taip. Tai va, tokia istorija. Tai dabar su tais laiškais mes rašydom ir laiškus, ir mums rašydavo laiškus, nes tada mes neturėjome interneto ryšio, dar nebuvo kompiuterių, mailo, dar kažką. Tai sistema buvo tokia. Sakykime, mano žmona parašo laišką kur nors į kokią nors salą Polinezijos, Aku.
Ir maždaug apskaičiuoja, kada mes ten galėtume pasirodyti, ar ne? Kaip? Nu, nebūtinai ten Polinezijoje, ten gal Indonezijoje, Australijoje, apskaičiuoja, maždaug laiką žino, taip sakant, mesgi ten vis tiek kažkokius ryšius palaikydom, taip sakant, kada mes būsim, kokį mėnesį bent jau. Ir tas laiškas patenka į centrinį paštą to miesto, ar ne? Ant to laiško, taip sakant, uždedamas, tiesiog paprašoma, arba ten ir pas mus turbūt galima uždėti, poste restante. Tai reiškia paštas iki pareikalavimo. Nu ir tu tada pėdinį atplaukęs į tą uostą, pėdinį, taip sakant, tą centrinį paštą, taip sakant, ir sakai, poste restante, ar nėra man laiškelio žmonos? Ja, sako, yra, o, kaip malonu. Tai va tokie ryšiai, nes telefoniniai pokalbiai buvo labai brangus, ten, žinot, ten mokėti labai daug reikėjo pinigų, mūsų biudžetas buvo skurdus, tai va taip kontaktavom, palaikėm ryšius. Turbūt Aušros reikėtų paklausti, ar jinai ramia širdim jūs išleido į tas odisėjas? Nu kaip čia pasakius, aš nežinau, bet jinai tikėjo, kad viskas bus gerai, aš manau, ir kitos moterys irgi, taip sakant, tikėjo, ir jie matė, kad mes tokie truputėlį užsidegę, jie aiškiai matė, kad nei čia mus perkalbės, nei ką, o be to čia visi čia sveikina, čia, kai jau tas šurmulys kažkoks pakilo, o jie čia kažkur plauks, jie čia kažką, taip, ir joms gal ir neblogai visai. Gediminai, o kartotumėt dar kartelį tuos žygius? Ne, tikrai, nu kodėl? Nu tai Dieve mano, aš paburiuoti, aišku, būtų malonu ir paskui aš dar 10 metų buriavau Baltijos jūroje, čia išnaršiau ten visus. Nu, pasikartojimas vis dėlto, ar ne? Čia tokie dalykai daromi vieną kartą gyvenime. Yra tokių dalykų, kuriuos reikia daryti vieną kartą gyvenime. Ne, nu aišku, galima ten ir 3 kartus apsiženyti, ir 10 kartų ten ir taip toliau kažką kartuoti, bet va, tokios kelionės, nu, ir tie išgyvenimai ir potyriai labai yra aštrus, labai, ir jų blankinti kažkokią, taip sakant, kitą kelionę, kita vertus, taip sakant, nu, vis tiek situacijos jos kartojasi, ten ne tik tai romantikos, bet ten yra daug monotonijos. Daug monotonijos yra. Yra ir liūdesio. Nes, nu vis tiek tu po pusės metų tu pasijunti tokią skiedrą vandeninę. Ką tu čia veiki? Kur tave neša? Kodėl tu čia? Žinai, kur tavo šeima, kur tavo artimieji? Tau atrodo, kad tave visi pamiršo jau, žinai. Kažkoks taip virš galvos, kažkoks visiškai nepažįstamas žvaigždynas, pietų kryžius, žinai, kur tie grįžų loratai, kur mūsų žvaigždynai, kur jie, žinai, vėjai kaukia, dar kažką, nu, va, tokie dalykai, žinai. Tai turbūt jūra yra ne kiekvienam. Čia toks filosofinis klausimas. Jūra žavi stichija. Verta į ją pasinerti, o jau apiplaukti pasaulį, tai žinoma, aš visus kviečiu ir raginu, ar ne, kad įsitikinti, kad Žemė iš tikrųjų yra apvali. Plauki iš vieno taško iš Klaipėdos ir vėl plauki Klaipėdą, ar ne, apsukęs tokį ratą, tai tada tu iš tikrųjų pajanti, kad Žemė apvali. O jeigu dar sustoji uostuose, ten tai visi tai kaleidoskopinis toks vaizdas, platumos, ten jūros visokiausios, taip toliau, tai labai, labai įdomu. Bet vis tiek, taip sakant, po kurio laiko jau tu toks apkriauklėjęs, apdruskėjęs, tu žmogus pajunti, kad vis dėlto tai yra ne tavo stichija, ne tavo karalystė. Ten plaukia vėžliai, delfinai, ten banginis praplaukia, prapliškia tą fontaną, jie ten jaučiasi gerai. O tu vadinasi, tau reikia tos žalumos, tau reikia kažkokios gėlytės. Aš čia prisimenu, man viena ponia iš Puerto Rike pagailėjo mūsų, sako, kaip jūs ten plauksi, ten nei žolytės, nei gėlytės. Įdėjo tokį vazonėlį, ar ne, tokio gėlyčio, aš padėjau ten į kampuzę ir tas vazonėlis, ir ta gėlytė nuvyto per 2 paras, taip sakant, nu, nepritaikyta, gėlė nepritaikyta gyventi
laive tokiomis sąlygomis. Nu tai ir žmogus, jis ir aišku kažkaip prisitaiko, bet paskui pamato, kad čia ne jo stichija. Jisai išropojęs galbūt, taip sakant, civilizacijos eigoje iš jūros, taip sakant, su tais ropliais, bet jisai ten gyventi negali. Kadangi mūsų laida vadinasi Laiškai iš jūros 100 jūrinių akimirkų, o 100 yra neatsitiktinai, nes 100 metų sukanka, kai Lietuva, prisijungusi Klaipėdos kraštą, tapo pilnateise jūrinė valstybė. Todėl, Gediminai, norėčiau paklausti, ko jūs galėtumėt palinkėti Lietuvai kaip jūriniai valstybei? Aš džiaugiuosi, kad Lietuva yra jūrinė valstybė, bet norėčiau tik tai pažymėti, kad jūrinė valstybė yra geografinė sąvoka, apibrėžinti, kad Lietuva yra prie Baltijos jūros ir Baltijos jūros skalauja jos krantus. O kita sąvoka jūrinė tauta. Jūrinė tauta. Tai jau čia yra mentaliniai dalykai, dvasios reikalai, taip sakant, kaip tu suvoki jūrą, kaip tu perkoši ją per save, koks tavo intimus dvasinis sąlytis su šita vandens stichija. Tai, sakyčiau, šitas jūrinės tautos tapsmo momentas yra problematiškas. Gal mes dar ir tapsime kažkada jūrinė tauta, gal ne visi, gal mes klaipėdiečiai būsime priešakinis, taip sakant, dalinys, kaip kuršiai, pavyzdžiui, juk jie baltai prie jūros gyveno, jie buvo jūrinio mentaliteto, jūrinės dvasios žmonės, plaukdavo į jūrą, kovodavo ten, plėšikaudavo jūroje, o ten tie vadinasi jau Gedimino ir Vytauto kariauna, tai buvo tokie raitieji vikingai, kurie ten į rytų stepes pasileido. Tai aš palinkėčiau Lietuvai kaip jūriniai valstybei, kad joje gyventų jūrinės tautos atstovai. Ačiū labai, Gediminai, už pokalbį. Dėkojam, kad skyrėt mums laiko ir tikimės sulaukti jūsų įspūdingų knygų. Tai turbūt, ko gero, laikas būtų kažką išliet raštu. Labai tikiuosi, kad kitais metais, jeigu mes susitiksime, jau galėsime pakalbėti ir apie tos rankraščius, kurie turbūt išvys dienos šviesą. Gal žodiniai tokie geresni, įtaigesni, taip sakant, nes, pažiūrėsim.